Kaip jis miegojai? Kuo puikiausiai. Išaušo antroji Lietuvos jaunimo dienų diena tiesa padarysius laisvus. Šiandien dieną jaunuoliai pradėjo adoraciją prie Siemens arenos. Kas tau asmeniškai yra adoracija? Susitikimas su mylimu ir mylinčiu. Man reiškia susitikimas, pasimatymas. Lietuvos jaunimo dienas šiais metais susirinko daugiatūkstantinė jaunimo minia. Visi jie buvo pasveikinti oficialiame šventės atidaryme. Ką jums reiškia tikėjimas? Tikėjimas yra visa ko pagrindas. Tik tikintis žmogus gali kažką nuveikti savo gyvenime. Man atrodo, kad dar tikėjimas yra toks kaip šiek tiek stuburas, kuris padeda nukreipti veiksmus savo. Ko palinkėtumėte visiems jauniems žmonėms susirinkusiems čia Lietuvos jaunimo dienose? Šūkis labai gražus šiemet. Tiesa padarys laisvus. Norėčiau palinkėti nebijoti, kartais apsijuokti, būti pažeidžiamais. Mielieji, aš noriu palinkėti jums, būkite laisvi. Po pietų jaunuoliai dalyvavo teminiuose užsiėmimuose, kuriuose šlovino, darė rankdarbius, bandė geriau pažinti Vilniaus senamiestį ir vienas kitą. Taip pat dalyvavo paskaitose, ieškojo atsakymų į vairius klausimus, kas yra tiesa, paprastumas, ramybė. Kaip atrasti tiesą? Jėzus yra tiesa. Amen. Paprastumas. Nesipuikavimas, nevaidinimas kažko tai, kuo nesi. Tas paprastumas iš tikrųjų yra toks nuoširdumas, mokėjimas nebūti pasikils, kitą priimti, koks jis yra. Kas yra ramybė? Ramybė, kai sieloje jautiesi ramus, nieko nepadaręs blogo, nenusikaltęs kitiem. Kai jautiesi gerai, atsipalaidavęs, nesijauti kaltas. Vakare dalyvių laukia gailestingumo ir šlovinimo vakaras Siemens arenoje, kuriame jaunuoliai turėjo galimybę ne tik smagiai kartu praleisti laiką, bet ir susitaikyti su Dievu. Kas yra išpažintis? Išpažintis tai yra Susitikimas su Dievu. Tai ką reikėtų daryti, kad bažnyčia sulauktų daugiau jaunimo? Pirma mintis – melstis. Rodyti pavyzdį. Manau, bažnyčia reikia parodyti, kad yra jaunų žmonių, kurie tiki. Šiandieną kartu ieškojame tiesos, vedančios